Gerai, mano mergytės, filmuoju trečiadienio treniruotę rankom, kurią mes darom. Primenu, kad darom apšilimą visada prieš bet kokią treniruotę. Darysiu labai trumpai, nes jūs viską mokat. Pasukam pečius, pasukam rankas iš mentės. Pakilnojam 10 kartų tiesiai, 10 kartų į vieną šoną, 10 kartų į kitą šoną, pakilnojam trikampiu. Darysiu su skirtingais įrankiais, todėl kad ne visos viską turit, gerai? Gerai. Pirmas primenu, pratimas mūsų yra atsispaudimai. Rodau skirtingos modifikacijas. Gerai, nusistatau laiką, treniruotės pratimo trukmė 1 minutę. Gerai. Sunkiausias būdas. Palengvinam, atsistojam ant kelių. Niekur nesimuistum. Čia antras variantas. Trečias variantas, primenu, atsistojam prie sienos, padarom žingsnį, apsisukam. Pastatom rankas, tiesią laikom nugarą, įtraukiam pilvą ir darom tą patį atsispaudimą. Jūsų tikslas su nosim beveik paliesti sieną, tačiau neišsiriesti. Gerai? Dabar aš atsistoju atsispaudimą. Dar mergytės, jeigu darote atsispaudimą, pasiruošusius jūs pakentėti, tai jeigu jaučiat, kad va taip darot, matot, pilvas nusileidžia. Atsistokit geriau ant kelių. Ir dar vienas momentas, kai darot nuo kelių, ne taip. Nusileidžiam ant kelių, suimam dubinį po savim ir darom. Liuks. Pirmas pratimas. Antras. Rodysiu modifikacijas. Tuos, kurios turit hantelius, darom su hanteliais. Pirmiausia, atsistojam taisyklingai. Pritūpiam, įtraukiam pilvą. Pasilenkiam į priekį, krūtinę virš kelių. Traukiam į save. Mergytės, labai dažna problema. Išsitęsiam. Traukiam kuo lėčiau ir leidžiam kuo lėčiau. Galva jūsų turi būti tiesiai, ne taip kaip pas mane dabar. Tuos, kurios hantelių neturi, gumas įsigykit. Imat gumą ant pirštų. Traukiat prie krūtinės. Čia yra ne tas pats. Yra šiek tiek kitaip negu su hanteliais. Bet jūs pasieksit ir krūtinę. Čia dirbs ir bicepsai mūsų, bet dirbs ir nugara, ir dirbs ir krūtinė. Primenu, uždedam ant piršto galiukų. Piršto galiukus skėčiam. Stop. Trečias pratimas. Atsigulam ir skėčiam rankas į šonus. Rankos yra jūsų pusapvalios. Čia iškvepiam ir sutraukiam pilvą. Iškvepiam. Nelaikykit rankų į šonus, kad jos būtų pasvyrusios per alkūnes. Ir nelaikykit labai, kad būtų status kampas. Rankos turi būti pusapvalios. Gerai, tos, kurios neturi hantelių, paimat gumą ir su pusapvaliom rankom skėčiat į šoną. Imkite lengviausią gumą, kurią turite, nes kitaip jums gausis va toksai dalykas. Ta pati, ką mes darėm stovint, tai tas pas bus gulint. Imkite lengviausią gumą, kurią galit išskiesti. Gerai. Liuks, stop. Ketvirtas pratimas pirmos serijos. Mes studijoje darom su didelė guma, bet gali daryti tą patį su maža. Imat įkišat už didžiųjų pirštų, laikot tiesiai ir leidžiat žemyn. Darom pakaitom.
Panelės, mergytės, atkreipkite dėmesį. Nekeliam peties. Gerai? Dirbam nuo alkūnės ir leidžiam žemyn. Šitoj vietoj išpučiam, įtraukiam pilvą. Iškvepiam, aktyvuojam pilvą. Rankas laikom netiesiai, bet ir ne virš galvos. Turi dirbti mūsų petys. Gerai? Gumas galit nusipirkti Maximo, žinokit, ir yra šitam Lidle. Tiek pat kainuoja 4,99. Tai tiek į save investuoti galit. Negalit, sakykit man. Gerai, pirmą seriją baigiam. Antrą. Aš darau be pertraukos. Jūs šitoj vietoj pradedat iš naujo pirmą seriją. Aš dabar jau darau antrą, gerai? Kas turi hantelius? Virš galvos sujungiam, nuleidžiam 90 laipsnių kampu. Gerai? Neperleiskit per stipriai. Ir rankas neleiskit va taip. 90 laipsnių kampas turėtų būti. Gerai? Kas neturit hantelių, turit gumą. Ant pirštų skiečiam. Tas pats. Op. Skieskit tik tai piršto galiukus. Pratimus atlieku aš po minutę, tiek pat, kiek mes darom studijoje. Tai jūs namuose darykit tiek pat. Hantelius galit pakeisti buteliais nuo, pavyzdžiui, Coca-Colos, kur yra po pusę litro. Sunkesnių neimkit. Liuks, pirmas pratimas antros serijos. Antras. Jau čia tikrai galit ir su guma, ir su hanteliu, ir net jeigu nieko neturit, be nieko galit, gerai? Čia atsisėdam. Darom presą. Dabar dėl preso dar pakartosiu. Sukamės per juosmenį. Mūsų tikslas nėra atsigulti ir paliesti žemę su alkūne. Mūsų tikslas yra pasisukti. Šitoj vietoj iškvepėt ir įtraukėt pilvą, aktyvuojat jį. Galva jūsų juda kartu su jūsų kūnu. Aš galiu su jumis kalbėti ir daryti va taip. Efektas bus ne tas pats. Mūsų galva sveria 2 kilogramus, primenu. Vėlgi sunkumas priklauso nuo jūsų pasvirimo laipsnio. Jeigu jūs sėdėsite taip, jums bus ženkliai lengviau, bet mažiau bus aktyvuotas presas. Jei jūs pasilenksit labiau, bus sunkiau, bet presas veiks geriau. Stop. Pamiršau pasakyti, kas turi gumą, o neturi hantelio, tą patį daro su guma. Nu, bet čia jau turbūt pačios supratot, bet priminsiu, gerai? Tą patį su guma. Gerai. Trečias pratimas antros serijos. Dirbam su ilga guma mes studijoje, bet aš jums rodau su mūsų, su paprasta, nes ilgos gumos tai tikrai neturėsit. Guma turėtų taip, jūs turėtume taip išskiesti, gumą išskleisti, kad jūsų krūtinė, kaip matot, eitų tarp gumų. Tai čia, žinokit, ir pirštai turi jūsų dirbti. Tai va čia labai gerai tom, kurioms skauda riešus, labai lavina riešus, kur mes negalim padaryti kai kurių pratimų dėl to, kad skauda riešus. Ir nekelkit pečių. Pačių pečių nekelkit, nes galima taip traukti, o galima taip traukti. Gerai. Išskiečiam, atleidžiam. Atleidžiam. Galit šokti.
svarbu, kvėpuokit. Liuks. Trečias pratimas. Paskutinis. Stojame į lentą ir kilnojam dubenį. Stojame ant alkūnių, kad mano mikrofonas neiškristų. Gerai. Viską mes mokam, stojame ant alkūnių. Žiūrėkit, pakišam po savim dubenį. Taip yra dubuo, o mes pakišam po savim. Taip yra neteisingai, pakišam po savim yra teisingai. Keliamės, leidžiamės. Leidžiamės tik iki čia, ne iki čia. Čia neteisinga lenta. Op. Dabar mergytės, kurios pusiaukelį pavargsta. Nieko baisaus, kad pavargstat. Pratimas nuo kelių nėra labai efektyvus šitas dubens kilnojimas. Todėl tos, kurios jau pavargo ties šito momentu, atsistoja ant kelių, tiesia vieną koją į šoną, kitą. Mergytė stovint lentoj, pilvas visada yra aktyvuotas, bet jūs jį turit vis tiek laikyti papildomai. Stop. Liuks. Paskutinė serija. Studijoje mes keičiame hantelius, iš pradžių darom su sunkesniais, paskui keičiame į lengvesnius. Namuose, kadangi jūs tikrai nemanau, kad turite dafiga hantelių, tai viskas yra gerai. Darote arba su tais hanteliais, kurios turite, arba darote su buteliais pripildytais vandens, arba darote su guma. Laiko čia ir kelia čia. Tuomet, jeigu yra šita situacija, 30 sekundžių darot su viena ranka, 30 sekundžių darot su kita. Bet traukiam ne iš čia. Ranką laikom kažkur per vidurį ir mūsų ranka turi eiti tiesiai, kaip eitų su hanteliu. Menkiausias rankos pasvirimas jau yra ne tie raumenys, kurie mums reikalingi. Tiesiai. Ir neremkite alkūnės. Stenkitės kontroliuoti alkūnę pačius. Jūs jau tikrai turite tokių pajėgumų, kad jūs galėtumėt pačius kontroliuoti. Labai gerai. Antras pratimas, kuris mums sukelia labai daug sunkumų. Parodysiu modifikaciją ir iš pradžių rodau tikrą, kokį mes darom. Riešus į save, lenkime per rankas. Mergytės, ne šitas pratimas. Dubuo mūsų juda kartu su rankom. Atskirai jisai kažkaip nesikilnoja. Mergaitės, kurios yra pajėgesnės, keliam vieną koją, keliam kitą. Tam, kad jums būtų šiek tiek sunkiau. Tuom, kuriuom yra šitas be galo sunkus, galit bandyti pas save namie ant sofos atsirėmėt ir darot tą patį. Kodėl šitas yra lengvesnis? Todėl, kad jūs save keliat dar ir per keturgalvius. Tai jeigu jau visai tas pratimas nepaeina, jeigu jau labai pavargsta rankos, remiatės į sofą, į laiptus, į kažkur remiatės ir darot. Tik ne čia. Gerai? Mums reikia galinių mūsų raumenukų, mūsų sparnelių, taip vadinamų. Liuksas? 2 pratimai liko. Pratimai liko šitas mūsų. Mylimiausias. Čia sunkiausias variantas, ne? Primenu, ne čia keliam, ne per šitos raumenukus. Per šitos. Į save atremiam. Kam yra labai sunku, ant sofos daro. Pasilenkit. Pilvas dirba, žinokit, taip pat. Tos, kurios neturi hantelių, pamečiau gumą savo, radau. Tos, kurios neturit hantelių, va čia va šitas variantas. Op, kur iš šono, matot, jau ranką aš laikau nebe čia ir ne taip traukiu, jau aš ranką laikau prie priešingos pusės ir traukiu iš šoną. Traukiam iš šoną. Nepertraukit per stipriai. Taip.
30 sekundžių, jeigu darom su guma, 30 sekundžių su viena ranka, 30 sekundžių su kita ranka. Ir paskutinis. Liuks, tos turi hantelius. Pirmiausia, turim teisingai atsistoti, primenu. Kojos pečių plotyje, pritūpiam. Krūtinę padedam virš kelių. Ištiesiam nugarą, iškeliam rankas ir kilnojam, tik taip per alkūnę lenkiam ranką. Taip kaip aš žiūriu dabar į jūs iš šoną, jūs taip nežiūrit, jūs žiūrit tiesiai prieš save. Kas neturi hantelių, pasiema gumą. Darom viską tą patį, poza mūsų tą pati, gumą padedam ant peties, tos rankos, kurią traukiam. Čia jau jum neišeis kaip su hanteliais nekilnoti pačios rankos, todėl čia jau kilnojat visą ranką. Kam išeis, aišku, labai liuks. Mane nežiūrit, žiūrit į tai, ką darot. 30 sekundžių su viena ranka, 30 su kita. Mergaitės svarbiausia teisinga poza. Ne taip. Gerai? Liuks. Viskas. Tai yra mūsų treniruotė, kurią mes darom trečiadieniais, rankų treniruotė. Mes darom po 1 minutę su pertrauka tarp serijų minutę, o tarp pratimų pertraukų praktiškai galite nedaryti, nebent jūs turite sunkius hantelius. Ir jūs darot po 2 serijas. Vieną pakartojot, galite neatsukinėti, ta prasme, po kiekvienos serijos. Peržiūrėjot video, padarėt 1 seriją, va tada viską apsukot ir vėl 3 serijas pakartojot iš naujo. Darom paskui tempimus, primenu, čia laikom, čia palaikom. Gražios jums dienos, nepamirškite sportuoti.